Labas vakaras. Kauno Žalgiris rytoj išvykoje pradės dvikovą dėl bilieto į Eurolygos finalo ketvertą su Stambulo Fenerbahče. Prieš ketvirtfinalio seriją geri bičiuliai Tomas Masiulis ir Šarūnas Jasikevičius dėlioja žaidimo schemas. Prieš išvykdamas į Stambulą žalgiriečių treneris pripažino, kad pastarąją savaitę su Šarūnu Jasikevičiumi visai nebendravo. Kovo pabaigoje sugrįžimas į Stambulo Ülker areną, kurioje Šarūno Jasikevičiaus asistentų dirbo 2 metus, Tomui Masiuliui buvo įspūdingas. Sutiktas ovacijomis ir pagerbtas arenos centre, po rungtynių Žalgirio treneris džiaugėsi ir antrąją pergalę prieš Fenerbahče šį sezoną. Rytoj toje pačioje arenoje komandos pradės ketvirtfinalio iki 3 pergalių seriją. Laukia stiprus rimtas varžovas, tikrai turintis daug patirties, mokantis žaisti tokias rungtynės. Visų pirma yra esami Eurolygos čempionai, taip kad žaidžia namuose jie, daugiau vieni apie kitus nemažai ką žinom, bet viską lems, kaip sakom, nusiteikimas, kova dėl kiekvieno kamulio ir fiziškumas, manau. Tomas Masiulis su Šarūnu Jasikevičiumi 7 metus dirbo kartu, tad abu vieningai sako, jog nustebinti vienas kitą bus sunku. Nors manoma, kad Fenerbahčės pranašumas namų aikštė ir patirtis, Jasikevičius pabrėžė, kad nugalėtoją lems detalės. Čia dviračio neišrasi po tiek laiko, ne? Porą tranzicijos gynybų, porą neatsitvertų, porą nenugriūtų ant kamuolių, porą nepadarytų baudų ir tu jau žiūri, kad jau iš tų susidaro 10 taškų, o tų 10 taškų net loši per playoffus, ne? Taip kad, sakau, čia tu gali galvoti daug, bet labai viskas priklauso nuo kovos, nuo atsidavimo ir taip toliau, kad ir kaip tai banaliai šnekėtų, bet čia ir yra viskas. Kauno Žalgiris į Eurolygos atkrintamąsias sugrįžo po 3 metų pertraukos. 23 pavasarį Kazio Maksvyčio treniruojami žalgiriečiai 0-3 nusileido Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamai Barselonai. Šiuo metu jo asistentų Fenerbahčėje dirbantis Maksvytis sako, kad dabartinis Žalgiris stipresnis, o jausmai prieš akistatą su juo dvejopi. Iš vienos pusės dar viena galimybė grįžti į Lietuvą, į Kauną. Iš kitos pusės, abi komandos galbūt turėjo šansus patekti finalinį ketvertą. Kas liečia patį rungtynių grožį, tai turbūt su HPL nebūtų tokio ažiotažo, būtų rungtynės be žiūrovų, taip turbūt šita tokia tikra atkrintamųjų serija su namų žiūrovais, namų aikštės pranašumu. Tai taip turbūt, kas liečia krepšinio grožį, tai šita serija turbūt yra gražesnė. Masiulis patirties Eurolygos atkrintamosiuose jau turi, bet dirbdamas vyriausiojo trenerio poste šį iššūkį pasitinka pirmą kartą. Debiutiname sezone geriausių trenerių rinkimuose antrą vietą užėmęs kaunietis sako, kad asmeniniai titulai tikrai nėra patys svarbiausi, o į kiekvienas rungtynes nuo pat sezono pradžios jis žiūri kaip į finalą. Praėjusį sezoną geriausių Eurolygos trenerių rinkimuose triumfavęs Jasikevičius tikina, kad draugo profesionalumu niekada nebejojo. Daug aš šnekėjau, kad prieš sezoną, kad čia bus vienaip ar kitaip. Kažkaip sakau, daug ten tų dvejonių neturėjau. Tikrai ta komanda sukurta yra labai gera, jinai labai ir tokie lygiai, ir labai universali, pasakyčiau, ne, kad labai skirtingi žaidėjai, tiek, sakysim, tie, kurie kuria žaidimą, tie, kurie daugiau papildo, tie, kurie žaidžia po krepšių, jeigu jos pagalvoja, jie visi yra skirtingi. O universalumas šiuo metu tikrai labai daug lemia šiuolaikiniam krepšiniui. Tikrai neatėjau tam, kad čia dėl trenerių rinkimuose kažkokias vietas užims. Svarbiausiai, kad dar kartą ačiū. Malonu man yra būti tarp tokių pavardžių minimam, bet čia yra visos organizacijos, kaip sakiau, visų žaidėjų, trenerio kolektyvo, štabo nuopelnas, taip kad ačiū visiems, kurie prisidėjo, bet tikrai siekiam ne šito tikslo. Pirmosios 2 serijos iki 3 pergalių ketvirtfinalio rungtynės Stambule bus žaidžiamos rytoj ir ketvirtadienį. Trečioji dvikova gegužės 6 vyks Žalgirio arenoje. Jeigu prireiktų ketvirtosios, ji taip pat vyktų Kaune, o 5-osios rungtynės sugrįžtų atgal į Stambulą.